Lietuvos energetikos agentūra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovė Agnė Stonienė apie renovaciją ir taip pat centralizuotą šildymą. Tai malonu, ačiū. Atstovauju Lietuvos energetikos agentūrą, energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovė. Tokias pareigas šiuo metu ir einu. Taigi pristatysiu renovaciją ir centralizuotą šilumos tiekimas ir kokie yra energetinio efektyvumo sprendimai. Lietuva yra užsibrėžusi iki 2030 metų sutaupyti 39,3 teravatvalandes galutinės energijos ir šiandien jau galime pasidžiaugti, esame įveikę daugiau nei pusę kelio ir iki šiol pavyko sutaupyti beveik 20 teravatvalandžių, kas sudaro apie 51% numatyto tikslo. Reikšmingai prie šio tikslo prisideda namų ūkių efektyvumo didinimas, tai daugiabučių ir individualių pastatų renovacija. Taip pat prisideda ir neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių šildymo katilų keitimas į šilumos siurblius arba modernius biokuro katilus. Ir biokuro katilų keitimas turi labai didelę įtaką siekiant šio tikslo. Na ir žinoma, prie galutinio tikslo prisideda ir priemonių diegimas pramonėje bei elgesio keitimas. Taip pat turime aiškius rodiklius dėl pirminės ir galutinės energijos suvartojimo ir iki 2030 metų pirminės energijos metinis suvartojimas turės sumažėti iki 63,3 teravatvalandės arba ketvirtadaliu mažiau palyginus su 2021 metais. Taigi galutinės energijos vartojimą turime sumažinti iki 51 teravatvalandės ir tai yra apie 19% mažiau nei 2021 metais buvo nustatyta. Rezultatai rodo, kad judame iš tikrųjų tinkama kryptimi ir jau nuo 2021 metų pirminės energijos suvartojimas sumažėjo 9%, o galutinės energijos suvartojimas sumažėjo 5%. Lietuva yra ketvirta Europoje ketvirta Europoje pagal centralizuotą šilumos energijos tiekimą. Na ir diagramoje yra pateikta centralizuotai tiekiamos šilumos energijos dalis visos šilumos gamyboje Europoje 2024 metais. Centralizuotai tiekiama šilumos energija Lietuvoje sudaro 57% visos šilumos energijos gamybos, o 2024-2025 metais šildymo sezono metu apie 80–85% šilumos energijos buvo pagaminta iš biokuro, kuris 100% yra tiekiamas iš Lietuvoje esančių atsinaujinančių žaliavų ir praktiškai yra nepriklausomas nuo išorinių veiksnių. Taigi, lyginant su Europos šalimis, centralizuoto šildymo dalis šilumos gamyboje yra didesnė tik Islandijoje ir tai sudaro 92%, taip pat mūsų kaimynėje Latvijoje 64%, na ir Danijoje 61%. Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai gaminti, kaip jau ir minėjau, daugiausia vartojama yra biokuras ir visa tai sudaro 80% viso kuro. Tai Lietuva siekia mažinti nepriklausomybę nuo importuojamų iškastinio energijos šaltinių ir užtikrinti taip energetinį saugumą, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas bei įgyvendinti ES klimato politikos tikslus. Tai vienas svarbiausių būtų šiems tikslams pasiekti,
Tai ir yra plėtoti atsinaujinančius energijos išteklius, jų naudojimą centralizuoto šilumos energijos tiekimo sektoriuje. Ir remiantis 2024 metų duomenimis, biokuras sudaro apie 82% visos centralizuotai gaminamos šilumos energijos Lietuvoje. Ir tai yra iš tikrųjų rekordinis rodiklis, žvelgiant nuo 2012 metų. Na ir biokuro dalis 12 metais siekia tik tai apie 35%, o 12 metų augimas viršijo 2 kartus. Tai šis augimas tikrai rodo kryptingą strateginių tikslų įgyvendinimą, kuomet yra siekiama, kad 2030 metais bus naudojama 90% atsinaujinančių energijos išteklių. Na ir didžiausias energijos efektyvumo didinimo pažanga iš tikrųjų iki šiol yra pasiekta paslaugų ir namų ūkio sektoriuose. Tai namų ūkių sektoriuose įgyvendinant daugiabučių ir individualių pastatų renovacijos, taip pat ir mažosios renovacijos, kai yra atnaujinami daugiabučių šildymo sistemos. Ir taip pat per katilų keitimo priemonę yra siekiama sutaupyti 11,2 teravatvalandes. Tai galima pasidžiaugti, iki šiol jau yra pasiekta 81% šio tikslo. Nors tikslas yra numatytas iki 2030 metų. Tuo tarpu kitose sektoriuose, kaip matote, progresas šiek tiek yra lėtesnis, nemažai energijos yra sutaupoma paslaugų ir transporto sektoriuose, kuriuose yra pasiekta nuo 36 iki 45% numatyto tikslo. Na ir šiek tiek lėtesnis tempas yra pramonėje, kurioje jau yra pasiektas trečdalis tikslo, o žemės ūkyje progresas kol kas yra lėčiausias. Didelį potencialą energijos taupimo turi pastatų atnaujinimas ir tai yra apie 29% bendro tikslo, kas sudaro 11,53 teravatvalandes. Tai pastaraisiais metais atnaujinamų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius nekinta ir vis dar yra renovuojama 3 kartus mažiau daugiabučių nei buvo planuota. Tai gal truputėlį priminsiu, kad strategijoje yra numatyta, kad bus renovuota per metus 1000 daugiabučių. Viešosios paskirties pastatų renovacija įsibėgėja ir 2023 metais renovacijos metiniai planas netgi viršijo 2 kartus ir buvo renovuota 170 tūkstančių kvadratinių metrų. Na ir 2023 metais renovuota apie 1000 individualių gyvenamųjų namų, kai tuo tarpu buvo suplanuota renovuoti kiekvienais metais po 3000 individualių namų. Na ir dar viena priemonė yra negyvenamosios paskirties pastatų renovacija. Tai ji vyksta lėčiau nei buvo planuota ir iki šiol yra įgyvendinta tik 3 projektai, na, dar 13 projektų yra skirtas finansavimas. Trumpai apžvelgsiu daugiabučių ir individualių namų renovacijos. Tai individualių gyvenamųjų namų 2025 metais jau renovuota beveik 6 kartus nei 2024 metais. Daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos tempai, kaip ir sakiau, nedidėja ir 2025 metais per 9 mėnesius visoje šalyje yra renovuota 244 namai. Jeigu peržvelgus
21 ir 24 metų renovuojamų namų vidurkį, tai kas metus buvo renovuojama apie 338 daugiabučiai namai. Na ir kaip jau minėjau, tai yra apie 3 kartus mažiau nei buvo numatyta planuose. Individualių gyvenamųjų namų renovacijos tempai sparčiai didėja ir jau šiais metais iki spalio mėnesio per 9 mėnesius yra renovuota 721 individualus namas. Na, žinoma, 24 metais buvo renovuoti tik tai 124 individualūs gyvenamieji namai, o jeigu žiūrint vidurkį nuo 21 iki 24 metų, tai renovuojamų pastatų vidurkis apie 500 namų kasmet. Gal svarbu dar pabrėžti, kad kurortinės savivaldybės dažniau skiria daugiau dėmesio daugiabučių renovacijai ir didžiausias renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų dalies nuo viso pastatytų daugiabučių iki 1991 metų. Pokytis per 24 metus įvyko Palangoje, Elektrėnuose ir Birštono savivaldybėse ir daugiausia buvo didžiausias renovacijos įvyko šiuose miestuose. Na, bet deja 10 savivaldybių per 24 metus nebuvo renovuota taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų. Kaip ir Pagėgių savivaldybėje iki 24 metų pabaigos nebuvo renovuotas nei vienas daugiabutis gyvenamasis namas. Na ir tas didžiausias potencialo pokytis fiksuotas Palangos ir Elektrėnų savivaldybėje, tai per 24 metus buvo renovuota po 21 daugiabutį arba apie 7% visų daugiabučių. Ir 24 metų didesnius daugiabučių renovacijos pokyčius Lietuvoje lėmė tai, kad 2023 metais dėl pandemijos, na ir pabrangusių, aišku, medžiagų dalis projektų buvo sustabdyti. Didžiųjų miestų savivaldybėse individualūs namai yra modernizuojami sparčiau ir individualių gyvenamųjų pastatų nuo 2022 metų daugiausia buvo renovuota Mažeikių rajono savivaldybėje. Na ir savivaldybėse vidutiniškai modernizuojama po 8 individualius namus per metus. Ir Mažeikių rajono savivaldybės, Kauno miesto savivaldybėje, Kauno rajono savivaldybėje vidutiniškai yra modernizuojama daugiau nei 20 individualių namų per metus. Ir jeigu lyginant 2024 ir 2025 metų modernizuotų namų skaičius, labiausiai didėjo Panevėžio rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse. Jau pradžioje užsiminiau apie katilų priemonę, tai labai trumpai ją čia peržvelgsiu, kad per 2025 metus 9 jau mėnesius yra pakeista 6200 vienetų, tai yra beveik 3 kartus daugiau nei per visus 2024 metus. Na ir 2021-2024 metų laikotarpiu pakeista 14,5 tūkstančio vienetų katilų į efektyvesnius arba į šilumos siurblius ir tai vidutiniškai per šį laikotarpį pakeičiama po 3,5 tūkstančių vienetų katilų kasmet ir ši priemonė gan ženkliai prisideda prie galutinio energijos sutaupymo. Na ir mažosios renovacijos priemonė, tai per 2025 metus 9 mėnesius jau yra įgyvendinta 15 mažosios renovacijos projektų, 2024 metais įgyvendinta 69 mažosios renovacijos projektai,
Nors per 23-30 metų laikotarpiu buvo planuota įgyvendinti po 290 vienetų kasmet. Tai peržvelgiant nuo 21-23 metų laikotarpį yra pakeista po 26 vienetus šilumos, ne po 26 šilumos punktai, nors šiuo laikotarpiu buvo suplanuota pakeisti 158 vienetus. Na ir mažosios renovacijos iš tikrųjų tempus lėtina iš tikrųjų žmonių pasipriešinimas, sudėtingas procesas, surenkant gyventojų sutikimus, galbūt ir prasta komunikacija tarp pastato administratoriaus ir gyventojų, nes dažnai gyventojai tiesiog vangiai įsitraukia į šį klausimą ir tiesiog nenori renovuoti savo namo šilumos punktų ar įsirengti pilną mažosios renovacijos paketą. Na ir trumpai pakalbėsiu, jau kolegos užsiminė prieš tai apie pokyčius naujus nuo spalio 1-osios, tai aš truputėlį papasakosiu, kas yra efektyvume per priemonės, kurios gali prisidėti ir skatinti įmonės įsitraukti į energijos sutaupimus. Tai mes, kaip vadiname, yra ir minkštosios, ir kietosios priemonės, tai truputį papasakosiu, kas tai yra. Tai minkštosios priemonės tai yra tokios priemonės energijos vartotojų efektyvumo didinti, tai yra vartotojų elgsenos keitimas. Šios priemonės yra orientuotos į vartotojo elgesio keitimą ir jos, žinoma, ir kainuoja labai mažai arba iš viso nekainuoja. Tai tokios priemonės kaip švietimo ir konsultavimo susitarimai dėl galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo energijos vartotojų efektyvumo didinimo. Tai šią priemonę įgyvendina visi energijos tiekėjai, jie yra pasirašę susitarimus su energetikos ministerija ir šiuos susitarimus Šių susitarimų tikslas yra skatinti vartotojus efektyviau naudoti energiją, o tiekėjai vartotojus šviečia, kaip tai padaryti. Na ir žinoma, vartotojai tokiu atveju tiesiogiai prisideda prie energetinio efektyvumo, savo elgesio keitimu, taupo energiją. Na ir kietosios priemonės, tai yra tokios priemonės, kai efektyvumo priemonės diegiasi įmonės pas save. Tai susitarimai dėl energijos taupymo, kurie skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas. Na ir reikalavimai iki 25 spalio 1 dienos buvo, kad susitarimai buvo privalomi elektros ir dujų perdavimo sistemų ir skirstomųjų tinklų operatoriams. Na, o kitos energetikos įmonės taip pat galėjo prisijungti prie šių susitarimų savanoriškai. Reikalavimai, kurie įsigaliojo nuo spalio 1 dienos, tai šiuos susitarimus jau privalo ne tik elektros ir dujų perdavimo sistemų ir skirstymo tinklų operatoriai, bet ir valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės pasirašyti. Tai šie susitarimai yra viešai skelbiami. Jie yra sudaromi su energetikos ministerija ir įmonės šios susitarimus privalės sudaryti ir pasirašyti per 6 mėnesius nuo spalio 1 dienos. Na ir žinoma, savanoriškai susitarimus kviečiama sudaryti ne tik energetikos įmonės, bet ir ne mažiau kaip 1 gigavatvalandę galutinės energijos per metus suvartojančius ūkio subjektus. Kaip jau minėjau, minkštosios ir kietosios priemonės. Tai
gyventojai įgyvendindami kietąsias energijos vartojimo priemones, tokias kaip daugiabučių individualių namų modernizavimas, gali sutaupyti nuo 30 iki 50% energijos, o modernizavus šilumos sistemos galima sutaupyti nuo 7 iki 10% energijos. Na, žinoma, šios priemonės reikalauja nemažai investicijų, dėl to jos ir yra kietosios priemonės ir jų įgyvenimas yra daug sudėtingesnis ir ilgesnis, na, tačiau rezultatas yra tikrai reikšmingas. Svarbu pabrėžti, kad vartotojai iš tikrųjų energiją gali taupyti ir nieko neinvestuodami, keisdami savo elgesį. Tai pavyzdžiui, šildymo prietaisų kuo efektyvesnio veikimo užtikrinimas, tinkamas namų vėdinimas, šilumos nuostolių mažinimas. Tai vartotojai gyvenantis daugiabučiuose ir kuriuose nėra galimybės, pavyzdžiui, ten reguliuotis patalpų temperatūrą, tai papildomais veiksmais gali padidinti patalpų komfortą, neužstatant ant šildymo prietaisų baldais, tinkamai prižiūrint langus ir juos paruošiant žiemai, naudojant refleksinės medžiagas galima irgi padidinti patalpų temperatūrą. Na, ir taip jaučiasi komfortiškiau ir geriau. Na ir taip pat pasinaudosiu progą ir priminsiu, kad iš tikrųjų Lietuvos energetikos agentūra yra parengusi energijos taupymo gaires, kurios yra tikrai labai paprastos, pritaikytos kiekvienam vartotojui ir jos yra nuolatos atnaujinamos pagal aktualesnius duomenis. Tai gairių privalumai yra tokie, kad energijos taupymo gairės suskirstytos pagal veiklos sektorius, bei naudotojui pakanka atsiversti tik jam aktualų skyrių. Taip pat energijos taupymo veiksmai suskirstyti nuo pačių paprasčiausių įgyvendinamų iki sudėtingų ir didelių investicijų reikalaujančių patarimų. Taip pat yra pateikiamos nuorodos į finansavimo galimybės. Tai gairėse pateikiama įvairių energijos taupymo patarimų, kuriuos vartotojas tikrai gali taikyti iš karto arba atsižvelgdamas į galimybės investuoti į efektyvumo didinimo priemones. Tai kviečiu naudotis, nuoroda taip pat yra ir galbūt kažkiek ir kiekvienas mes galime prisidėti prie energetinio efektyvumo, tiesiog pasikeitę truputėlį savo elgesį ar atsižvelgia, kaip reikėtų elgtis ateityje. Tai tiek iš manęs. Ačiū. Ačiū, Agne, už puikų pristatymą ir paskatinimą mus taupyti. Aš studentus taip pat mokau, kad švariausia, pigiausia energija vis tik yra sutaupyta energija, o ne kažkaip pagaminta. Tai dėkui, kad dar kartelį mus paskatinote tai daryti. Aš čia žiūrėjau liktai klausimų į tą Q&A skiltį nebuvo, bet gal būtų tų norinčių paklausti kažko tiesiai šiuo atveju iš karto iš Agnės. Taip, Juozai. Klausimą norėčiau užduoti, gal ne kiek patogus, atsiprašau, kameros negaliu jungti. Klausimas būtų labai toks, gal net, visgi renovacija, matome, stabiliai stovi, galim sakyti, stabiliai, daugiabučių renovacija labai nesiplečia, o gyvenamų namų renovacija kažkodėl tas priemonės labai, žiūrint tos naujus metus, labai sumažėjo taip stipriai. Ir minėjote, kad skatina minkštasias priemonės kaip švietimą. Visgi žinome, kad švietimas nėra greita priemonė, kur labai stipriai paskatins renovacijos bumą. Sutikim taip, pavyzdžiui, mes pradėjome kalbėti apie renovacijos naudą. Klausimas gal kokios yra griežtesnės priemonės numatomos renovacijoje, kaip sakyti, skatinimui, nes kodėl žmonės nenori renovuoti, aš kaip suprantu, dėl to, kad yra jau švietimas nesuveikia tinkamai, kažkas blogai apšvietė dėl tam tikrų naudų. Tai klausimas, jei švietimas neveikia teigiamą pusę, tai gal yra kažkokia, kaip sakyti, griežtesnės priemonės, gal planuojamos, nusimato.
Tik toks klausimas, ar yra kokių papildomų šiai dienai duodam tik saldainį, bandom duoti saldainį. Saldainis netinka. Kaip galvot, kaip bus toliau? Tikrai taip, ačiū Juozai už klausimą. Iš tikrųjų, tai galbūt netgi ir tas švietimas yra per mažas. Žinoma, kad šviečiam ir televizijoje šviečia ir tiekėjai, ir administratoriai namų dalinasi vis tą informaciją, ar ne? Tai iš tikrųjų taip, gal ir per mažai to švietimo, nes gal žmonės kitaip mato visą tą renovaciją. Dėl pačio atsipirkimo vėlgi tai yra, gal tiesiog žmonės ir nenori tiek daug investuoti į namą, kuris, tarkim, gyveni daugiabutyje, nei jisai griūna, nei ką, atrodo, tai ką aš dabar čia kiekvieną mėnesį mokėsiu po didelius pinigus, kur aš galiu tiesiog nesirenovuoti ir viskas man yra gerai, bet aš tikrai esu už renovacijas ir tikrai visus skatinu tai daryti, nes tai yra ir aplinkos, ir ne tik tai pastato vidaus komforto užtikrinimas, bet ir aplinkos atnaujinimas labai didelę dalį prideda prie viso šito reikalo. Bet dėl to, ką jūs klausite, ar yra kažkokios tai priemonės, kurios numatytos griežtesnės, ne? Tai šiai dienai aš apie tai negaliu nieko pakomentuoti, bet iš tikrųjų matyt būtų visai tikslinga, kad tam tikras, tarkim, jau namo amžius ir būtų griežtai imamasi to, kad būtų renovacija vykdoma. Tikrai būtų visiškai pritartinas dalykas, bet kol kas apie tai nėra. Ačiū. Ačiū dar kartelį, Agne. Ir jeigu nematau klausimų, tai tuomet visus kvieščiau. Dar turime klausimą. Ačiū, Ramunė, kad spėjote. Jo. Norėjau Agnės paklausti, nes kažkada jau minėjot prieš turbūt porą metų, reiškia, kas liečia šilumos vartotojų informavimą ir tos prievolės, kurios tenka šilumos tiekėjam, ne? Skaičiavimo metu naudojate tam tikrus koeficientus, kad įvertinti pagal tam atskirą priemonę, kiek tų sutaupimų gaunasi. Ir buvo planuota, kad bus atlikta nauja studija, kad įvertinti tų koeficientų išraiškas. Ar iš tikrųjų realybė atitinka, nes, kaip ir aišku, yra visokių tokių dviprasmiškų nuomonių ir pamastymų. Tai va, kad ar šiuo atžvilgiu planuojat studiją? Ačiū labai už klausimą. Tai dėl pačios studijos, tai jinai kol kas yra nevykdoma, tačiau yra tam tikrų niuansų, kur tikrai susidurėme su priemonės dubliavimais. Tarkime, kad yra iš tikrųjų ir studijos atliktos, kad kelis kartus paminėjusi tą pačią informaciją, žmogus greičiau įsisavina ją ir tiesiog labiau pradeda vykdyti. Ne? Kad, tarkim, jeigu ten vykdo švietimo ir konsultavimo priemonę, kuri yra kelis kartus panaudojama to pačio tiekėjo ir kelis kartus yra pateikiama, tai iki šiol yra taip, kad jeigu kelis kartus tai yra dubliavimas, reiškia, bus vieną kartą užskaitoma, tai mes šį klausimą nesenai aptarinėjome su energetikos ministerija ir taip pat yra numatyta peržiūrėti pačią švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo tvarką ir kažkokiu pokyčiai nusimato kitais metais. Tai kol kas gal aš apie tos pokyčius nekalbėsiu, nes kai jau bus konkrečiai jie įvykę, tada galėsime detaliau ir papasakoti. Tai matyti artimiausių laikų vis tiek visi sužinosite, ypač šilumos tiekėjai. Tai matyt, gal kviesime jau kitais metais ir pasikalbėti visus LŠTA narius, kad susipažinti su tais pokyčiais. Ačiū. Ačiū Jums, Ramunė, ir Agnė dar kartelį. Ir liktai daugiau rankų nematau ir klausimų nematau. Tai ačiū visiems pranešėjams ir dabar būtų pietų pertrauka iki 13 valandos ir, kaip minėjau, nuo 13 valandos tai būtų labiau įmonių, kurios jau galbūt konkretesni tie pavyzdžiai būtų, nes tai yra iš jų praktikos jau konkretus variantai, tai Miesto Gijos, Grand Klaipėda, Danfos ir Skadekas. Tai dėkui visiems ir pertrauka tuomet būtų dabar.